Prienai turi dar 1 sekundę. Simas Sanderis Venė pataiko. Šarakauskas statistiniai rodikliai praktiškai nepasikeitė po maždaug 10 taškų. Čia klaida. Ir Deivido Gailiaus pirmieji taškai. Gintaras Kadžiulis, pirmasis Prienų komandos tolimas metimas šiandieną. Valeikos taškai. Nedažnas epizodas, kada Gustas pasižymi puolime. Veržiasi link krepšio Ivanauskas, pražangos nėra, gesinamas jo metimas ir rungtynių pradžia Pauliui Ivanauskui yra tiesiog tragiška. Gailius Mikalauskui ir dėjimas į krepšį. Martynas Mažeika, dar 2 taškai. Blokuoja Makliūras Areliko metimą. Artūras Milaknis, 10 taškų jo sąskaitoje jau. Dar kartą stringa Prienų komandos puolimas. Jeigu pastebėjote, o tai jau darosi akivaizdu, Prienai yra ženkliai išsiderinę visiškai, netgi visiškai, sakyčiau, sutrikę. Milaknis reikalingas taiklus metimas iš toli. Gustas vienas pats su Milakniu žaidžia jis, vėl į baudos aikštelę, pražanga ir taškai. Giedriaus Gusto renesansas šį vakarą Švyturio arenoje. Čia Deivido Makliūro blokas, trečiasis Makliūro stogas. Iš toli meta ir kokį metimą pataiko Paulius Ivanauskas. Sunkiai, bet susijęmęs už veido srities Paulius Ivanauskas pakyla. Ketvirtajame kėlinyje Gediminas Arelikas tampa X-faktoriumi. Artūras Milaknis, 3 taškai. Prienų komandos atgimimas ir absoliutus renesansas ketvirtajame kėlinyje. Deividas Gailius. Link krepšio jis, po krepšiu Valdas Vasilius iš viršaus. Arelikas, taškai, lygo, 11 sekundžių ir 20-asios. Valdas Vasilius, pražanga jam. Ir štai kaip viskas kartais gali apsiversti 6 sekundės ir 60-asios. Kuo toliau, to įdomiau šį vakarą. Arelikas 2 sekundės, meta iš 3 taškų zonose ir nepataiko. Pratęsimas Gedimino Areliko rankose buvo didžiulis šansas. Giedrius Gustas po krepšiu ir jis šiandieną yra netikėtas Neptūno komandos gelbėtojas. Pataiko Simas Sanderis Venė. Prienams reikia apsiginti, Neptūnui savo ruožtų reikalingi taškai. Nepataiko, kova dėl kamulio, grumtynės, kamuolys tai vieno, tai kito krepšininko rankose pabuvojo. Vytautas Šarakauskas pelno 2 taškus. Kaip greita kontrataka, dėjimas iš viršaus, 3 sekundės. Antrasis tyčia pramestas, čia kova dėl kamulio, 1 sekundė per visą aikštelę. Simas Sanderis Venė, baigiantis rungtynių laikui, meta ir nepataiko Klaipėdos Neptūno komanda. Šias rungtynės buvo laimėjusi, buvo pralaimėjusi, vėl buvo laimėjusi, vėl atsidūrusi ties bedugnės riba, bet galų gale šį sudėtingą krepšinio vakarą Neptūnas baigė pergalingai.